Tai pasisveikinkim su online sėdinčiais mūsų komandos nariais, kurie šiandien žiūrės mūsų šitą trumpą įrašą. Aš manau, kad jo ilgo nedarysim. Visgi yra nuostabi šiandien Lietuvos tokia išskirtinė diena, vasario 16. Tai sveikinam visus su Sveikinam. nuostabia švente. Visiems, kaip sakoma, 1000 metų dar Lietuvai stiprybės ir būti nepriklausoma. Visgi ta atkūrimo diena yra tokia unikali Lietuvai. Tai visus su nuostabia švente, o mes truputėlį aptarsim tada gal trumpai, bent jau šiandieną naujienas visas, kurias mes esame išgirdę. Tai pačioj pradžioj tai norėčiau galbūt, kad jūs pasidalintumėt keliese. Čia žinau, kad kažkas tai buvo susitikime praeitą savaitę, buvo faini susitikimai su Kęstučiu Ina. Tai galbūt turite įspūdžių, pasidalinti galite. Prašom. Mačiau, Andrėjus tikrai. Andrėjau, dalinsies. O Jolanta? Aš ir galiu pasidalinti. Aš ne nuo pradžių buvau, nes turėjau vakarienę su savo sūnum, kuriam 20 metų suėjo. Bet vis tiek džiaugiuosi, kad išlaviravau tarp šventės ir šito susitikimo, nes, manau, kad tikrai labai svarbus buvo ir naudingas ir įdomus tas susitikimas su mūsų lyderiais, Kęstučiu ir Ina. Tai iš pradžių galvojau, ką čia pabendrauti tokio. Aišku, smagu buvo saviškių sutikti, buvo iš mūsų komandos nemažai mūsų aktyvių žmonių, tai be abejo, bet buvo smalsu pabendrauti ir iš kitų komandų merginom, moterim. Tiesiog pagalvojau, paklausiau, o kodėl jūs čia? Nes norėjusi tokių istorijų. O kodėl jūs čia tokias? Tai labai maloniai pabendravom su 3 merginom, moterim jaunom tokiom, man jos merginos. Šiaip labai smagus prie jaunimo pabūti. Tai jos tiesiog papasakojo savo istorijas. Viena sirgo labai sunkia liga votimis, žodžiu, augo tos votis ir jau kiek metų vis kas 4 mėnesius maždaug važiuodavo į ligoninę operuoti šitų vočių. Kažkas baisaus. O moteris iki 30 metų. Tiesiog jos tokios išaugdavo, kad ir ten pasakojo jinai, kaip sužinojo apie zinzino, ir viskas, dabar jau visa širdim čia, nes sakė, kai tik pradėjau vartoti, tai po tų 4 mėnesių tiesiog tos votis nebeišaugo. Man tai čia toks stebuklas, aš ir galvoju, čia man istorija ne tik pačiai įdomu, bet ir aš kitiem papasakosiu. Taip. Tai va, kita mama, jauna mamytė, 3 metų dukrytė turėjo atopinį dermatitą. Irgi ieškojo, kas galėtų pagelbėti ir pasakojo, kaip ta dukrytė kankinosi ten ir kasėsi ir tie tepalai nepadėdavo, gydytoja liepė nesikasyti 3 metų vaikui. Sako, padarykit, kad jinai nesikasytų. Tai sako, įsivaizduojat, kokia situacija buvo ir bebėgės naktis ir viskas. Ir sužinojo ir pavartojo tą, sakė, dabar sakau, ar jūs prislopinote, ar kaip? Sako, neliko problemos iš vis. Mes, sako, neturim šitos problemos. Sako, aš suprantu, jeigu mes nustotume vartoti aliejuką, tai gal ir grįžtų. Bet, sako, šiuo metu tai mes neturim ir jinai prisijungė ir kad kitiem galėtų su kitais dalintis. O dar viena, tai kas man labai įdomu buvo, žiūriu, čia tokia jaunimo tendencija ir taip labai smagu, kad apskritai jaunimas domisi tinkliniu marketingu kaip šiuolaikiniu darbinio užimtumo forma. Sako, aš atėjau vien dėl to, kad sužinau, kad čia tinklinis marketingas. Aš žinau, kad čia yra gerai. Mane tai labai nustebino. Tai sako, aš tiesiog paklausiau, kaip čia kas čia per produktas, o jinai atėjo iš draudimo kompanijos, draudimo agentė buvo. Bet metų jai, ir dar jos mama gydytoja.
Jinai pasidarė tyrimą, sako, žiūrėsiu, kaip čia kas. Nu, žodžiu, dar taip atsargiai, drąsiai, bet sako, mane sudomino būtent, kad čia tinklinio marketingo kompanija. Tarp kitko, mūsų Aistė, vat, jeigu pasijungtų, jinai irgi sako, Aistė, o tu sako, man irgi tinklinio marketingas, aš ieškojau, žiūrėjau, į kurią čia pasijungti, bet kad tinklinis, tai aš noriu. O, nu tai va, tai žodžiu, mano tokie įspūdžiai, labai fainai pabendravom, paskui saviškiais dar ir su Kęstučiu. Ir Kęstutis, sakau, kaip tu pradėjai, kaip tu įsukai tą verslą, nu tu galiausiai va čia ir dabar papasakok. Sako, mes dirbom labai smarkiai, agresyviai, taip grubiai, ėmėm, grėbėm už ragų, už ausų ir, žodžiu, apie, va. Tai labai labai dėkinga ir dėkoju Einai už tokį va, susiėjimą ir pasidalinimą. Man patiko ir džiaugiausi, kad atėjau. Va, Puiku, puiku, įkvėpta. puiku. Na ir Andrėjau, gal tu pasidalinsi trumpai irgi? Taip, na, buvau dviejose susitikimuose, šiaip stengiuosi dalyvauti, kur tik įmanoma, ypač kai atvažiuoja tokie mentoriai, iš kurių galima daug labai pasimokyti ir pažiūrėti, kaip iš tikrųjų vat, reiktų darbuotis, kokią mąstyseną turi, kodėl ateina tokie geri rezultatai ir Inai, ir Kęstučiui, ir jų komandos nariam. Tai vat Oze Vilniuje vat, buvo tiesiog organizuotas susitikimas labai šilto bendravimo. Ina prieidavo, visus apkabindavo, moterim dovanodavo po gėlytę, atvesdavo, supažindindavo tiesiog vat, kiekvieną žmogų, papasakodavo apie jį, papasakodavo apie tave kažką tai gero. Ir taip vat, tokia apie 20 keli žmonės labai šiltai pasijuto tiesiog, kada yra va, tokia globa. Kęstutis taip pat daug bendravo ir su Asta, ir su mumis, ir su Aistė, ir su Daiva, ir su Jolanta, ir su kitais nariais mūsiškiais, kas dalyvavo, kas galėjo dalyvauti. Tai va, bendra tokia šeiminiška labai tokia vakarienė gavosi, labai patiko. Va, ir tiesiog susipažinom net su tais žmonėm, kur matomės renginiai, kaip sakant, labas, bet apie tą žmogų nieko nežinai. O čia vat, atviri visi labai buvo, tai vat, naujų pažinčių tikrai atsirado, labai šiltų. O Kaune, vat, Vytenis labai puikiai organizavo taip pat renginį, tiesiog restorane, rezervavom staliukus, pavalgėm, kiekvienas vat, padarė mini pristatymą iš tų svečių mūsų komandos ir Kęstutis kiekvienam davė tokių labai naudingų, ne tai kad patarimų, bet praktinių, praktinių įžvalgų tokių. Jo, kur kai kuriem tikrai labai suveikė, matėsi, kaip sužibo akis. Ir taip pat praleidom kokias 3 valandas, vat, šiltai bendraujant, kažkas atėjo vėliau, kažkas išėjo anksčiau, bet vat, važiavom su Rasa ir Asta Keturkienė kartu, tai taip pat sulaukiau labai gerų įspūdžių iš visų ir iš pačio Vytenio taip pat, kad jam atgalinį ryšį žmonės pasakė, kad vat, labai mes patenkinti tokių rūpesčių būtent. Ir Kęstutis papasakojo apie vat, sistemą, kur bus ir online, ir gyvi renginiai pakankamai reguliariai. Bet nusimato šį šeštadienį, ateinantį šeštadienį, lygiai už savaitės, pirmas renginys online, tai visus labai kviečiu, bus labai daug naudingos praktinės informacijos iš Lietuvos lyderių. Tai vat, apie tą sistemą pasakojo taip pat kažkiek ir daug visko vyko, tai vat, kviečiu tikrai dalyvauti tokiuose renginiuose, ypač kada atvažiuoja tavo miestą. Toks lyderis žmogus ir yra atviras. Ačiū Andrėjau, puiku. Iš tiesų taip, gerą temą užvedėjai. Šį šeštadienį, 21 dieną, 11 val. Mes startuojam su bendrais biznio planavimo sesijom. Tai toksai renginys, į kurį kviečiame visus partnerius ir potencialius žmonės, kurie norėtų būti partneriais, išgirsti šiek tiek daugiau apie šitą verslą iš mūsų, iš lyderių. Ir
tenai išgirsime ir kodėl verta dalyvauti, kokius tikslus galima pasiekti, bet taip pat išgirsime labai svarbes, tai yra gyvenimiškos patirtis, kurių realiai gyvenimiškų patirčių taip paprastai niekas per daug nesidalina. Taip, tai mes dalinsimės tom gyvenimiškom patirtim ir aišku, kiekvienas mes susidurėm su įvairiais iššūkiais, tai ten spręsime iššūkius, padėsime komandom augti. Nu, dabar truputėlį norėčiau užsiminti apie naujienas, kurias iš ties mes turime ir kurias mes išgirdome iš Zinzino. Gal kažkas matė, gal nematė, tai va trumpai pristatysime šiandien tada naujienas. Tai visų pirma, paskutinė pati naujiena, kurią noriu pasidalinti, tai matote ekrane, tai yra atidaryta Peru. Atidaryta mums tolima Pietų Amerikos valstybė, labai įspūdinga, turbūt girdėjote Machu Picchu, ten ir panašiai, iš tikrųjų giliom senovės istorijom, nuostabiais kalnais, nuostabiu oru, bet taip pat ir šiuolaikiškas pakankamai kraštas, kuriame vyksta gyvenimas šiuolaikinis ir žmonės taip pat ieško sveikatos sprendimų, taip pat susiduria su tais pačiais iššūkiais, taip kad dar viena nauja šalis, kuri atsidarė oficialiai ir mes ten galim pradėti vystyti verslą. Ir man labai smagu, Jolanta, kad ir tu išgirdai, kad žmonės ieško tinklinio marketingo, bendraudama su Ina, jos komandos merginom, kad tikrai žmonės ieško, tai mums reikia dabar tik tai sukurti tuos sprendimus, tą sistemą, kaip pasiekti tą visuomenę, kuri išgirstų tikrąją situaciją apie tinklinį marketingą, apie tai, kad žmonės čia gali uždirbti ir uždirbti pasikartojančias pajamas, ne tik vienkartinės, bet būtent ir pasikartojančias, dėl ko žmogus tampa laisvas laiku. Kai tu sukuri srautą mėnesinių pajamų, tu tampi laisvas laike ir tą savo laiką gali išnaudoti visom gyvenimo suteiktom galimybėm, kokias tu tik tai nori. Antra naujiena, turbūt gavote elektroninius laiškus, kad įvyks teisingiau ateityje kainų pasikeitimas nuo kovo mėnesio ir 1 ar keliais eurais keisis kainos. Labai nežymiai, aš žiūrėjau ten kai kurie produktai po 1 eurą, gal vienas kitas produktas 2 eurais pabrango, bet labai nežymiai. Tai tiesiog pasižiūrėkite atėję į naujienas, pasižiūrėkite, čia yra naujos kainos ir atsiminkite, kad šitom kainom nuo kovo mėnesio mes visi pirksim. Tai paspaudus naujienos, paspaudus štai čia ant šitos ikonos, jūs gausite naujas kainą. Taip pat yra puikiai galimybė įsigyti ir naujos aprangos. Ir trumpas video, kokios yra tos aprangos. Iš ties, mums atrodyti gražiai su Zinzino apranga, aš manau, kad tai yra prestižas. Vienas dalykas, mes pristatome savo įmonę, kurioje mes dirbam, bendradarbiavam. Kitas dalykas, žmonės klausia, o kas čia per Zinzino? Taip, tai kaip matėte, tikrai nemažai aprangos, tai yra ir šortukai, ir timpos, ir marškinukai, ir maikutės, ir džemperiukai, ir tokie šiltesni, laisvalaikio rūbai, ir taip pat tikiuosi pamatėt, kad tai yra ir krepšiai įvairūs. Mes turbūt žinome, kad yra paprastas toksai krepšelis medžiaginis, bet yra taip pat ir aprangai, sportiniai krepšiai, kelioniniai krepšiai, tikrai labai gražus ir labai kokybiški. Bet kas yra gerai, nes kartais būna, žinot, įmonė turi kokybiškus produktus, o jų, pavyzdžiui, ten kokie ima ir pataupo, pavyzdžiui, ant maišelių, ant aprangos ir įdeda kokius nors kinietiškus, ten tokius prastos kokybės, žemo lygio tokius. Tai Zinzino atvirkščiai, jie visur stengiasi išlaikyti aukštą kokybę ir krepšiai, maišeliai, viskas yra tikrai aukštos kokybės, tai užeikite ir beje jau galima įsigyti iš sukauptų pinigėlių tą visą aprangą, tiek krepšį, tiek aprangą, tai tokiu būdu jūs galite ir kompiuterio įdėklą turėti su Zinzino logo,
ir galite turėti turistinę tašelę ar kažkokią kitą. Tai puikiai tikrai irgi galimybė. Ir dar viena naujiena, apie kurią norėjau paminėti šiandieną, paskutinė naujiena, tai pagerėjo Zinzino Multify sudėtis. Turbūt žinote visi, kad Zinzino stengiasi sukurti pačius geriausius sprendimus. Tai pasikeitė visų pirma pakuotė, tvirtesnė pakuotė nepraleidžianti drėgmės, tai nuo to kokybė išliks nepakitusi pačios tabletėlės esančios viduje, tai bus labai kokybiškas produktas, bet taip pat pasikeitė ir sudėtis, išimtas sukralozė, išimtas sintetinis, sakykime, saldiklis, taip, ir įdėta natūralūs stevijos ir ksilitolio saldikliai. Tai mes žinom augalą stevija, ksilitolis naudojamas kramtomose gumose visur jau įprastą laiką, visą laiką praktiškai. Tai tokie du natūralūs saldikliai, kurie, šiandien dienai augalinės kilmės, kurie yra naudojami šitame produkte. Ir mažiau rūgštumo, tai reiškia, produktas labiau tapo pritaikytas vaikams. Vaikai jį pamėgs. Mes dar truputėlį turim senos partijos gamybos, ankstesnės partijos gamybos, tai kol bus neišparduota, tai dar apie porą savaičių mes gausime senesnę Multify'aus partiją, o po poros savaičių jau keliaus naujas produktas, nauja partija, reiškia, pasikeitusi, pagerėjusi savo sudėtimi. Tai pagrindinės tokios naujienos, apie kurias norėjau šiandien pakalbėti. O pabaigai, aišku, kas yra labai svarbu, tai šis mėnesis yra tas mėnesis, kai mes galim kvalifikuotis. Mes galim įvykdyti kvalifikaciją. Tai aš labai kviečiu vykdyti kvalifikaciją, būtent ECBX gavimui. Turbūt kiekvienas žinote, ką reiškia kvalifikuotis ir kaip galima kvalifikuotis. Tai galima per produktų rinkinukus pardavus, galima partnerį užregistravus, galima testų rinkinuką įsigijus, yra skirtingi būdai. Bet įvykdžius šitą kvalifikaciją, jūs kvalifikuojatės didesnėm išmokom kovo mėnesį. Tai, sakyčiau, yra vienas iš svarbiausių dalykų už savo darbą gauti daugiau. Tai visą laiką yra maloniau gauti 3 kartus daugiau negu gauni įprastai. Dėl to tikrai verta kvalifikuotis. Tai, tokia, sakyčiau, labai svarbus momentas, būtent tas ECBX kvalifikacija. Ir dar vienas labas momentas. Jeigu jūs kvalifikuojatės į kovo mėnesio ECBX, reikia nepamiršti, kad visi taškai taip pat kaupėsi, partnerių registracijos taškai kaupėsi ir kiekvienoje šalyje gale mėnesio skaičiuos, kas daugiausia taškų surinko ir 5 bus apdovanoti prizais. Tai vienas dalykas, tas yra malonu, kad kiekvienas gaus prizą, kas daugiausia taškų surinko per mėnesį, ir tai bus kiekvieną mėnesį, 3 mėnesius. Ir taip pat, kas daugiausia taškų surinks, kvalifikuosis vykimui į Göteborgą, kelionė į Göteborgą. Tai dar vienas, kaip aš sakau, prizas. Už tai, kad užregistruojat partnerį, gaunate komisinius. Už tai, kad padedat tam pačiam partneriui surasti 4 žmonės, gaunate dar komisinius. Už tai, kad klientus, tai 4 klientus, gaunate dar 100 eurų komisinių. Už tai, kad tam pačiam partneriui, kurį pakvietėt, padedat 10 klientų surasti, dar 100 eurų komisinių gaunat. Už tai, kad jam padedat surasti 25 klientus, dar gaunat 100 eurų komisinių. Tai už vieno žmogaus pakvietimą jūs ir taip gaunate 400 eurų. Bet papildomai prie to, jeigu jūs dar ir kvalifikuositės į kelionę, tai jūs gausite ir dovanų, ir dar apmokėtą kelionę į Göteborgą, kurios vertė ten bus apie 500, gal daugiau eurų. Tai tikrai už darbą Zinzino atsidėkoja, jie motyvuoja mus imti veiklos, tai aš skatinu visus būti kuo aktyvesniais. Ir nepamiršti dalyvauti mūsų ketvirtadieniniuose renginiuose ir patys dalyvauti ir kviesti potencialius žmonės tenai. Toks švelnus, lengvas supažindinimas apie mūsų veiklą, jisai yra svarbus mūsų veiklos plėtrai. Tai jeigu jūsų norit vystyti savo komandą ir norit plėsti ją, tiesiog iš savo aplinkos pakvieskite žmogų sudalyvauti ketvirtadienį.
Tai kiekvieną ketvirtadienį vyksta toksai paskaitėlė, kurioje ne jūs pasakosit apie Zenziną, o už jūs lyderis papasakos apie Zenziną. Tokiu būdu tas jūsų žmogus gaus labai kvalifikuotą informaciją. Tai va. Ir tada visi renkamės šį šeštadienį 11 val. Biznio planavimo sesijoje, kuri vyks online. Ir sudalyvaukim. Tai būtinai aš tai ką siūlyčiau padaryti, paskambinti partneriui savo komandos ir pakviesti, kad jisai nepamirštų ir sudalyvautų tame renginyje. Taip, Andrėjau, matau ranką keli. Taip, ačiū labai, Jonai. Aš noriu kiek sustoti prie kainos pasikeitimo. Kai kurie žmonės galbūt startavo ir dar nematė tokio dalyko per tos metus. Maždaug kartą per metus yra indeksacija, kaip sakant, infliacija nestovi vietoj, dažniausiai ten medžiagos, žaliavos ir taip toliau taip pat dėja nepinga ir kompanija tiesiog koreguoja. Kai kurie žmonės galvoja, mąsto, kad tai yra negerai. Iš vienos pusės tai yra emocija, taip, atrodo, kad kažkokia korekcija, iš kitos pusės 1 euras, pavyzdžiui, Balance Oil buvo 42, dabar 43, bet mes gauname ir komisinių atitinkamai 1 euro daugiau, tai nepamirškit, taip pat klientas sumoka ten, nežinau kiek, 2 procentus plus, pažiūrėkit, ne visa produkcija pabrangs, taip pat pažiūrėkit naują kainyną, kai kurie produktai liks tokios pat kainos, kai kurie trupučiuką daugiau, ten šeikas brangsta daugiau net 4 eurais, galbūt verta užsipirkti dar senesnėm kainom, patarkite savo klientam, kas vartoja, galbūt patys įsigykite tą produkciją. Ir galima tą taip pat išnaudoti savo versle. Šitą momentą visų pirma pranešti, pasirūpinti savo klientams, kad nusimato kainų korekcija. Jeigu jūs atnaujinsit abonementą, tai arba seną uždarysit ir atnaujinsit naują, tai dar 6 mėnesius į priekį jūs gausit senom kainom. Tai vienas momentas. Kitas momentas, jūs galite dar savo sukauptą Zinocash balansą dar išgryninti, kaip sakant, produkciją, dar senesniam kainom, kaip klientai, taip ir partneriai ZeroWords. Pažiūrėkit, kiek jūs partneriai turit, galbūt 100 jau sukaupę ir galbūt vertėtų dabar, nors korekcija nedidelė, bet euras prie euro. Taip sakant, taip pat galima dar senesniam kainom. Ir taip galima sakyti, paskatinti, kad tavo organizacijoje atsirastų daugiau klientų. Tas pats klientas, kada atnaujina savo produktą, tai tau atsiranda dar 1, galbūt 2, galbūt 3, galbūt 5, gal 10 papildomų vienetų. Plus dar senas klientinis vienetas, jis dar liks po paskutinio apmokėjimo dar 3 mėnesius. Tai taip mes galim vos ženkliai padidinti klientų skaičių. Ir žmonės turės naudos, jeigu ten matys, kad jūs rūpinatės, tai kad pigiau gauti dar 6 mėnesius produkciją, tai taip pat labai, kaip sakant, žmogiškai pasielgiant, bent pranešti žmogui, jokių būdų nespaust, bet pasirūpinti, kad aš pagalvoju, galbūt jums bus įdomu sužinot, kad yra tokia galimybė ir tuo pačiu tai yra pretekstas apskambinti savo klientus. Ir tai geriausia galbūt daryti ne paskutinį mėnesio dieną, bet jau dabar nuo mėnesio vidurio, kad žmonės spėtų susiorientuoti. Tai tokie mano pamąstymai, kaip galima tą situaciją išnaudoti savo naudą. Ačiū. Puiku, Andrėjau, išties tai tą, ką tu pasakei, 100% yra taip ir reikėtų mums taip ir elgtis, tai labai kviečiu visus, kurie šiandien žiūrite mūsų įrašą, būtent susiskambinti su savo klientais, įeiti į kliento paskyrą pradžioj, pasižiūrėti, kiek pas jį sukaupta pinigėlių, kad jisai tuos pinigėlius išnaudotų dar senesniem kainom ir gautų produktų daugiau šiek tiek. Ir pasirūpinti, kad galbūt jisai užsisakytų abonementą, nes užsisakius abonementą 6 mėnesiai bus dar nekintanti kaina. O jiems pasibaigus 6 mėnesiam, tada jau tam žmogui atsiras nauja būtent
pasikeitusi kaina. Puiku, ar dar turit kažkokių klausimų ar kažkokių temų, kur šiandien norite aptart? Nes Aš dar noriu pasitikslinti dėl to, kad sakėt, padeda užregistruoti 4, padeda užregistruoti verslo partnerį. Ką čia reiškia techniškai? techniškai ką reiškia? Kaip sistema žino, kad aš padėjau, ar jis pats čia užregistravo, ar aš padėjau? Labai paprasta. Jeigu tu užregistruoji naują partnerį, tu esi tam partneriui sponsorius. Taip, tu jį užregistravai, tavo vardu jisai registruotas tas partneris. Bet jeigu aš po savo partnerių. Arba kur tu statai, tu statai jį, o į kur pastatai jokio skirtumo, bet tu pakvieti naują partnerį. Pavyzdžiui, tu pakvieti Petrą, pastatyti ten kažkur tai į apačią po tavo komandos bet kokiu nariu. Nesvarbu. Bet sistema mato, kad aš pakviečiau, ne mano žemiau esantis partneris. Aišku, kad sistema mato, kad tu jį pakvietei. Ir va tau, kai pas tą partnerį atsiranda 4 klientiniai taškai ir 350 kreditų bendra suma sukaupta pas jį, tai jo pirkinys, jo startinio rinkinio pirkinys, jo klientų pirkiniai skaičiuojasi į tuos kreditus. Jis įskaičiuoja. Ir kai gaunasi 350 kreditų, tau papildomai įkrenta 100 eurų už tai, kad tu tam žmogui padėjai tuos 4 susirasti. Gal ten padėjo ne tu, gal padėjo Andrėjus, gal padėjau aš, gal dar bet kuris žmogus kitas. Nesvarbu, kas padėjo, bet tavo pakviestam žmogui atsiradus pas jį 4 klientiniam taškam ir 350 kreditų, tu gauni 100 eurų, nes tu pakvietei tą žmogų. O gali parodyti sistemoje pačioj registravimo tų partnerių? Be problemų. Back office viskas matosi, Jolanta, aš galėsiu tau parodyti ir prie kiekvieno iš pakviesto partnerio atsiranda širdutė. Jeigu tu pakvietei, tai tiesiog toj forma organizacija, tu matai. Man įdomu, techniškai, kaip čia atžymėti, kad čia aš pakviečiau. Tau nereikia nieko žymėti, tu tiesiog darai registraciją. Pavyzdžiui, taip, ataskaitos. Registruoti naują partnerį. Ne. Downline. Enrollment lines. My enrollment lines. Mano pakviesti žmonės, ne? Ir va čia mano partneriai, tie yra pakviesti. Aš jau žinau, kad jie yra pakviesti mano, ne? Ir dabar pasižiūrim, turi būti Enrollment Intensive Program. Enrollment Intensive Program. Ir šitoj programai čia yra tavo visi nauji pakviesti partneriai surašyti. Ir čia yra parodyta, kiek pas ką yra surinkta taškų. Tai, pavyzdžiui, čia jau rezultatas, čia jau matau, kad pakviesti, bet registruojant, kaip, gali paspausti, pavyzdžiui, pakviesti, kaip ten, registruoti naują partnerį ir kaip toliau ten, kaip ten atrodo. Tau rodau. Gerai. Noriu nuo tos vietos, parodysiu nuo tos vietos. Registruoti naują partnerį. Taip. Viskas ir tu registruoji. Kadangi tu esi prisijungusi savo vardu ir tu jį užregistruoji, tai pas tą partnerį bus uždėta varnelė. Ne varnelė, širdelė. Tai širdelė tai reiškia, kad tu jį pakvietei. Tai va taip mato, kad tu jį pakvietei. Bet kadangi tu esi prisijungus per savo asmeninę paskyrą ir tu jį registruoji, automatiškai jisai skaitosi kaip tavo pakviestas. Nes tu esi jos... Ten sistema paklausia, jūs, ar gali pasirinkti kitą žmogų, jeigu tu registruoji per savo partnerį kito vardu. Kas yra sponsorius? Tai va tas sponsorius, tai reiškia šiuo atveju aš, registruodama žmogų, už tai, kad aš padėsiu jam susirasti 4 klientus, aš gausiu komisinių papildomai premiją. Už tai, kad padėsiu jam 10 klientų, 25 klientus susirasti, aš gausiu papildomai komisinius. O komisiniai matosi ataskaitose, matosi downline, Enrollment Intensive Program. Ir va čia matosi, kiek dar trūksta. Va, pavyzdžiui, kreditų užtenka, trūksta, reiškia, dar 4 klientinių taškų. Yra laikotarpis, per metus laiko visą tai reikia. Ir kai pas jį atsiras dar 4 taškai, bus 10 viso, tada papildomai 100 eurų man įkrenta. Pat, pavyzdžiui, Tomas, ne? Turi 300 kreditų, dar klientinių taškų neturi. Ir kai atsiras klientiniai taškai, dar papildomai už tai, kad aš jį pakvietinu ir taip toliau. Čia yra parodoma, reiškia, parodoma, ko trūksta ir ką reikia padaryti.
Čia parodyta, ką reikia. Klientus, kai užregistruoji, tai irgi tas pats, eini tada registruoti naują klientą ir tada parenki savo tą klientą, nu, ar partnerį, kuriuo registruoji. Ne, tai šitas žmogus... Kaip partneriui, kaip atrodo techniškai, va ką tu čia parodė, jau supratau, kaip sistema mato, kad tu užregistravai partnerį, o kaip atrodo, kai tu padedi užregistruoti klientus. Tai tiesiog aš dirbu su šito žmogum, jisai pas save užsiregistruoja klientą ir automatiškai šitą sistemą čia skaičiuoja. Man nereikia registruoti už jį kliento. Jis ateina į savo paskyrą, registruojasi savo klientą, bet šalia, kai jisai yra naujas, aš jam parodau, pamokinu, kaip jį registruoti, kaip viską už tai ir skaitosi, kad pagalba. Ir tada tau taškai, nu kažkaip nelabai, kaip sistema mato, kad tu padėjai užregistruoti. Nu, ką reiškia tu padėjai? Tu užregistravai žmogų, pakvietei jį į verslą. Tai reiškia, tu jo esi sponsorius, tu jį ir... Gerai, o dabar klientus. Tai tas pats. Tu padėjai surasti 4 klientus, kaip sistema mato dabar. Tai jisai savo registruojasi 4 klientus ir sistema mato, kad pas jį atsirado 4 klientai. Bet tai čia reiškia, kaip reiškia, kad aš padėjau, gal jis pats surado tos 4 klientus? Tai valio, jisai pats surado. Jis gali surasti pats, bet dažniausiai, jeigu tu negloboji to žmogaus ir taip toliau, tai, jam sunkiau surasti. Tai vat dėl to, tiesiog čia yra taip skatinama globa, ne tik pakvietimas. Už mentorystę. Tai, kai padedi registruoti partnerį, aš supratau, tu ten pažymi, kas registruoja. Tai dabar čia labai... Ir tuo pasibaigia. Klientą. Viskas, visi klientai registruojasi pas jį asmeniškai. Ar ten tu padėjai, ar tu nepadėjai, bet jeigu pas jį atsirado klientas, tau visa sistema skaičiuoja, kad pas jį atsirado klientas. Ir jeigu pas jį atsiranda 4 klientai, tu gauni komisinius. Jeigu pas jį atsiranda 10 klientų, tu gauni komisinius. Tau nereikia fiziškai būti prie to žmogaus, kad pas jį... Aš suprantu, bet tu minėjai, jeigu padedi surasti 4 klientus, tai sistema tau atlygina. Tai kaip jinai žino, kad aš padėjau, o ar aš nepadėjau? O man čia klausimas. Jeigu tu atvedi žmogų ir tu užregistruoji, tu padedi jam ateiti į sistemą. Užduosiu tau klausimą. Jeigu tu atvedi jį į sistemą, tu jį mokinsi ar tu nemokinsi jo? Jeigu tu jo nemokinsi, greičiausiai pas jį neatsiras nei vieno kliento. Būna išskirtiniai atvejai labai labai reti, kai atsiranda pas tą žmogų klientai. Bet dažniausiai, jeigu tu nepadedi jam, nemokini, nevedi jo už rankos, pas jį niekada neatsiranda klientai. Tai kažkas kitas padeda būna. Kas gali padėti? Iš aukštesnių, pavyzdžiui, kažkas, kas užregistravo, pavyzdžiui, retais atvejais. Ir tada tam partneriui padeda užregistruoti klientą. Tai būna labai išskirtiniai reti atvejai, nebent jeigu tas sponsorius nebedirba. Pakvietė, bet jisai nebedirba. O tai, tas padėti, tai nereiškia, kad fiziškai padėti. Tai reiškia, fiziškai tu tą žmogų už partnerį užregistravai. Ir jeigu jisai pasieks tą žmogus rezultatą ir tu, kaip sponsorius, taip pat gausi papildomą rezultatą savo. Ar ten tu padėjai, ar aš padėjau, ar Andrėjus padėjo, nesvarbu, kas padėjo, svarbu tai, kad tu pakvietei žmogų į verslą ir už tai, už sėkmę to naujo partnerio, tu taip pat gauni papildomus komisinius. Bet vis tiek svarbu, žiūrėkit, pavyzdžiui, mes sėdam kartu su nauju partneriu, ar ne? Ir čia ir dabar tas partneris, tas naujas, prisijungia pats per savo sistemą, ir užregistruoja tą naują partnerį, sakykime, 3 lygis, kurį aš padėjau surasti ir panašiai. Bet jis tai dar registruoja prisijungęs pats, ne aš užregistruoju, bet jisai. Taip. Tai va čia svarbu, kas prisijungia, aš dabar čia tą supratau. Taip, kas prisijungęs prie sistemos, kas registruoja tą naują partnerį, tas ir gauna taškus. Tai čia labai svarbu atkreipdėmėsi, kas yra prisijungęs. Galim mes kartu sėdėti ir pavyzdžiui, aš padėsiu jam priregistruoti naują partnerį, bet jisai, tas mano naujas, tas mano tiesioginis, jisai bus prisijungęs ir aš jau negausiu taškų, nes jisai prisijungęs užregistravo. Ne, reikia... Aš jau taip labiau techniškai. Žiūrėk, reikia vieną dalyką suprasti. Jeigu tu pakvietei žmogų į verslą,
jisai atėjo į verslą ir jisai yra verslo partneris, tai kai jisai susiranda savo aplinkoje žmogų, tu jį padarai jam prezentaciją, išmokinai, tas žmogus sako, žinai, ir aš noriu prisijungti. Tu registruojasi ne savo vardu tą žmogų, o į to savo partnerio vardu. Taip. Niekada mes to nedarom, kad mes savo vardu imam ir registruojame kažkokius tai žmonės. To daryti negalima. Jeigu aš tave pakviečiau, tu atsivedei naują žmogų, tai aš registruoju tą žmogų tavo vardu, ne savo vardu. Nesvarbu, iš kieno kompiuterio mes dirbam. Nu, bet ką tik sakėt, kad tu prisijungi, reiškia tau ir skaičiuoja. Aš tai vat nesuprantu, žinokit, šito. Jolantos, žiūrėk, Tai ką reiškia padėti? Palauk, Ką padėti. reiškia padeda? Ir už tai, kad tu padėjai, tu gauni taškus. Aš nelabai suprantu. Žodis padėti, palauk minutėlį. Žodis padėti reiškia, aš tave pasikviečiu, aš tave mokinu, aš tau padedu. Mokindamas aš tau padedu pasidaryti testą, išmokinu išanalizuoti testo rezultatą, aš išmokinu pasikviesti klientą, išmokinu tave paskambinti, aš tau padedu vystyti tavo verslą. Tai reiškia, Šitą suprantu. Palauk, stop. Tau norisi suprasti, kaip sistema žino, kad tu padėjai, kad pas tą žmogų atsirastų 4 klientai. Taip. Labai paprastai, tu pakvietei tą žmogų į verslą, tu jį užregistravai, jisai tavo tapo partneris, kurio tu esi sponsorius. Ir sistema mato, kad tu esi sponsorius. Pas tave programoje matysi širdelę ant to žmogaus. Tai reiškia, kad tu jį pakvietei ir tą naudą nuo jo šitos Enrollment Intensive programos, tą komisinį gausi tu. Kas sėdės prie kompiuterio ir tą žmogų mokins, niekam neįdomu. Bet kadangi ten bus širdelė padėta prie tavęs, tai būtent tu ir gausi tos komisinius. Ir čia yra mūsų Zinzino, reiškia, komisinių plane yra viena mentorystės programa, vadinasi mentoriaus programa, kur mentorius už pagalbą savo komandai gauna komisinius. Už tai, kad atėjo komandos narys ir aš skiriu savo laiką mokindamas tą komandos narį, aš jį pakviečiu ir aš jį mokinu, ir už tai aš gaunu papildomus komisinius mentorystės, už tai, kad jam sekasi tam žmogui. Nu, bet tu užregistravai, o ką tik sakai, kad tu negali registruoti, kad registruoja tik tai tas, kuris... Jolanta, klausyk mano žodžius gerai. Aš pasikviečiau žmogų savo ir jį užsiregistravau. Tu pasikvietei žmogų, jisai sudalyvavo 3 mūsų susitikime, aš jam padėjau, kad jisai ateitų pas tavį sistemą, tu jį užsiregistravai. Ne aš užsiregistravau, tu jį savo užsiregistravai. Jeigu aš pakviečiu žmogų, aš jį savo registruoju. Jeigu tu pakvieti žmogų, tu jį registruoji. Jeigu Tomas pakvietė žmogų, Tomas savo registruojasi. Andrėjus pakvietė žmogų, jisai registruojasi. Ir prie tų žmonių atsiranda širdelė, kai tu prisijungi savo sistemai. Širdelė rodo, kad tu jį užsiregistravai. Ir tai viskas. Nu, bet dar kartą, o kaip matosi, kad tu man padėjai užregistruoti naują mano partnerį? Kad aš padėjau tau užregistruoti naują partnerį, nesimato ir tai neturi nieko bendro su tuo, ką mes ką tik kalbėjom. Bet tai sakėt, kad aš partneris tavo gauni atlyginimą, kad tu man pradedi naujai partneriai užregistruoti šitą naują partnerį. Biški chaosas gaunasi. Dar kartelį palauk, išbraukiam dar kartelį papildomus žodžius iš galvos. Žiūrėk, tu ateini į savo sistemą per savo prisijungimą. Tu ateini, registruoji naują partnerį, spaudi registruoti naują partnerį, ateini į savo sistemą, spaudi pliusą. Taip. Ir va čia sistema tavęs klausia, kas yra sponsorius. Taip. Jeigu tu čia nurodysi, kad sponsorius yra Jonas, už to naujo žmogaus sėkmę, kurį tu registruoji, Jonas gaus papildomus komisinius mentorystės. Taip. Tu gausi visus komisinius, kas priklauso, bet mentorystės komisiniai keliaus Jonui. Jeigu tu čia rašai, kad esi tu, visą likusį laikotarpį tu gausi mentorystės komisinius. Ir nesvarbu, kas tam žmogui padėjęs dirbti su klientais, su partneriais ar dar su kažko. Visą likusį laikotarpį tu gauni komisinius. Ir tai yra viskas.
Nu, tai aš tą ir supratau. Kas tame? Bet šiaip vis tik tai galima pasirinkti, ar aš registruoju, ar tu. Tai čia žiūrint, kas padėjo tą žmogų surasti ir, nu, kas atvedė, kas padėjo, vat man užregistruoti naują partnerį, tai jeigu tu padėjai, tai tu ir registruosies čia, nors ir po manim. Aš taip suprantu. Ne, tu sumaišiai biški dvi savokas į vieną krūvą. Pavyzdys, atėjau į Loretos paskyrą dabar. Čia yra Loretos paskyra. Nu. Jeigu jinai registruoja naują partnerį, jos klausia, kas yra sponsorius šio partnerio. Taip, jeigu čia jos bus katinai, viskas. Reiškia, jinai bus sponsorius ir jai komisiniai skaičiuojasi. Jeigu tu prisijungi prie savo programos, tu nurodai čia, tai tau skaičiuojasi tas komisinis. Nu. Nesvarbu, kas dirbs su tuo žmogum. Žiūrėk, tu bandai kažkaip tai per teisinį momentą, gal čia, aš nežinau, per kaip tu bandai sumastyti, bet paprastai labai pasakysiu. Aš kaip mentorius visos savo komandos, aš suinteresuotas jūsų kiekvieno asmeninė sėkme. Ar Andrėjus užsiregistruos partnerį, ar tu, Jolanta, užregistruosi partnerį, ar kuo daugiau partnerių, tuo mums visiems bus gerai. Tai reiškia, padėdamas Andrėjui, padėdamas tau, aš padedu ir savo tuo pačiu, ir savo komandą didinti. Toks yra tinklinio marketingo principas. Tai kai tu pakvieti žmogų, man jokio skirtumo, kaip tu jį užsiregistruosi. Registruokis kur nori, ar į kairę, ar į dešinę, kur tu nori jį registruok. Tu registruosis jį savo vardu. Kai pas tave ateis komandos narys, tu norėsi, kad tavo komandoje atsirastų kuo daugiau partnerių ir tu kiekvienam iš jų padėsi, kad pas juos atsirastų kuo daugiau komandos narių. Ir tau irgi bus jokio skirtumo. Kuris komandos narys. Aš viską suprantu, tik man tas techniškai, tas padėsi. Nu, ką reiškia padėsi? Padėsi, žiūrėk, aš šiandien tau dabar pasakoju, aš tau padedu suprasti sistemą. Taip, bet sistema mato, kad tu padėjai, man tas momentas. Jolanta, sistema nemato, kad mes šiandien sėdėm prie Zoom'e, prie kompiuterio ir aiškiname šitą klausimą. Ne apie tai, aš apie registravimą būtent. Kaip matosi sistemoje, kad tu padėjai užregistruoti ir tu gauni už tai, kaip sakai, mentoristės šitą balus. Jolanta, porą žodžių. Sistema tai nemato. Sistemai yra nesvarbu, ar tu realiai padėjai, nepadėjai, galbūt pats žmogus užregistravo. Formaliai tai tikrai globojamas žmogus, jam lengviau surasti klientų. Svarbu, kad yra rezultatas. Bus rezultatas 4 klientai, 350 kreditų, tu gauni pirmą bonusą. Padidėjo dar skaičius, gauni antrą bonusą. Jeigu globoji žmogų, jam lengviau taip daryti. Neglobosi, galbūt ir nepasieksi savo rezultatų. O ten sistemai vienodai. Ar tu padėjai, formaliai nepadėjai, bet žmogiškai mes turim tai padėti. Dėl to tas ir sugalvotas bonusas, kad mes rūpintumėmės savo žmonėm. Jeigu mes nesirūpinsim, mažesnė tikimybė, kad tie klientai atsiras. Ir viskas. Yra komisinių planas, kurį tiesiog reikia vieną kartą perskaityti ir jame pamatysi, kas yra parašyta. Registracijos skatinimo programa. Už kiekvieną jūsų užregistruotą reikalavimus atitinkantį naują partnerį galite uždirbti iki 300 eurų PayPoints taškų ir gauti išskirtinius apdovanojimus. Jei per 365 dienas padėsite žodis naujiems jūsų partneriams pasiekti Q-teamą, X-teamą arba A-teamą, visi uždirbsite papildomai, tiek jie, tiek tu. Kreditai kaupiami iš asmeninių partnerių rinkinių užsakymų, taip pat parduodant Premier rinkinius asmeniniams klientams. Jeigu pas tavo partnerį užregistruota per 365 dienas atsiras 150 kreditų, tu gausi vienas klientas ir 150 kreditų, tu gausi 50 eurų, 50 PayPoints. Jeigu per metus pas jį atsiras 4 Premier klientai ir 300 kreditų,
tu gausi dar 50 eurų, va 100 eurų viso gaunasi užregistravus 4. Ne? Jeigu per metus pas jį atsiras 10 ir viso 600 kreditų, tu dar gausi 100 eurų, 25 ir 900 kreditų dar gausi 100 eurų. Tai registracijos skatinimo programa vadinasi Enrollment Intensive Program. O kas tuos klientus padės atvesti tam žmogui? Prie kompiuterio sėdės, Zoom'ą pasakos, eis į susitikimus, niekam neįdomu. Tiesiog jeigu pas tavo registruota partnerį atsiranda šitie taškai, atsiranda tiek kreditų, tu gauni šitus pinigus, ne kažkas kitas. Ir taip sistema žino, nes tu buvai užregistravusi tą žmogų. Tai va, tai tiek apie šitą temą, jeigu dar norėsi, galėsim atskirai pasikalbėti. Tema labai gera, nes tai yra komisinio plano išsiaiškinimas. Tai jį žinant, galima žinoti, kur labiau stengtis. Jeigu matai, kad ten kažkam trūksta vieno kliento, tada atsiranda dar papildoma motyvacija, kad pas jį kuo greičiau atsirastų dar vienas klientas, nes tau už tai bus papildomai atsidėkota iš pačios Zinzino kompanijos. Ne iš to žmogaus atlyginimo bus paimta, bet tiesiog komisinių planas yra nurodęs mums tokią, dar vieną bonusą papildomą premiją, kurią mes gaunam už tai, kad mūsų komandose daugėja klientų, daugėja registracijų. Ačiū, Jolanta, kad iškėlėte klausimą, nes daug naujokų nesigilina ir nežino šitų momentų ir galbūt iki šiol dar nesuprato ar nesupras, tai retkarčiais sugrįšim prie to klausimo, nes marketingo planas tobulėja, atsiranda vis papildomų bonusų ir nestoja vietoje, tai ir tie paskatinimai tikrai jie yra ir skirti, kad mes mentoriai globotumėm savo atvestus asmeniškai žmonės, o nepaliktumėm likimo valiai. Tam jie reikalingi tie bonusiukai. Atrodo, kad nedaug, bet žiūri, ten 50, ten 100, jeigu ten turi kelis partnerius ir jie po to atveda savo ir kopijuoja tai, atkartoja, tai visai nebloga priemoka. Tiesiog greitai didėja komanda. Ir apie visą tai mes kalbėsim taip pat tuose biznio planavimo sesijose, tai kad, manau, bus labai naudinga šeštadienį taip pat susirinkti visiems ir išklausyti. Tai šiandien noriu padėkoti jums už tikrai aktyvų bendravimą, bendradarbiavimą mūsų ir pokalbį ir diskusiją. Manau, jinai labai svarbi ir labai tinkama visiems. Tai ačiū jums ir linkėjimai geros aktyvios darbo savaitės. Iki susitikimo šeštadienį. Taip, ačiū Jonai, ačiū Jolanta. Ačiū. Sudė. Iki.